Tai va, žodžiu, biškai nepasižiūrėjau, kad pas mane čia va apsivaflinė. Tai va su tokia dabar apranga turėsiu dirbti. Tu šakai vaflių. Pasim koncervų. Šprotų. Šitų prabangina. O kaip čia prie eilutę, kaip prie alkoholio. Čia prie lašinių. Einam prie lašinių pasižiūrėti. Ir į vestuvių svaram. Pas kaimynką. Tai ko čia mes laukiam? Einam į Lietuvos drifto čempionato street etapą. Važiuojam. Tai manau, kad dabar visi, kurie negavo nuliukų, turbūt. Tai jeigu turit problemą čia, išvažiavimas dabar, prisiminkit, kad paskui jūs važiuoja kitas. Nepaleiskit staigiai gazo, nedarykit persimetimo po finišo. Trišiam nebedarom. Kartu padėsiu, kad kartu darytumėm. Tai va, tai esmė tame gerai darai. Ką čia galime eiti? Nes tai bus visai pagreitėję. Jau filmuoju, labai gerai. Einam pasižiūrėsim, kokių čia automobilių turime. Va, galime užmest akį. Neblogai atrodo. Einam toliau pasižiūrėsim, ką mes dar čia turim. Va, labai gražus bolidai iš tikrųjų, galiu pasakyti. Einam pasižiūrėti, kas čia vyksta. O, Kasparas. Ateik operatorius. Pakalbinsim bičiulį dabar. Operator. Nu, tai kaip laikomės, kaip treniruotė praėjo? Nu kaip, treniruotė pirmą kartą šiandien važiavome šiek tiek su pakeista trasa, tai greitis didelis su mano mašina, daug sukibimo, niekur realiai rankinio net nenaudoju, tik tai sulėtėjimo zonoje apsisukant. Turbūt, kad vienas iš greičiausių bolidų šiandieną, tai iš tikrųjų sunku ir esu pripratęs. Tai tiesiog rankinis, kojinis stabdis, bandysiu išgyventi. Aš mačiau, kad tu ten labai gražių buvai momentų užvažiavęs, tikrai. Jo, tai greitis velniškas, tai ir atrodo, žinai, jau kitas vaizdas, bet iki kažkokio sudaužimo, avarijos, tai vienas plaukas. Ką mes turėjome vakar, tai keitėme ir važiuoklę, ir ratai sudaužyti ir taip toliau. Tvarkėme taip pat, kaip tie vyrai keičia bananus. Biškai pasukam. Tai lygiai taip pat dirbom iki 10:30 nakties per lietų. Per lietų, tamsoj su prožektoriais, darėme naktį suvedimą, tai tik 11 grįžom į viešbutį. Nu, sudaužysim, prisipirkau šakių, tai turiu, jeigu ką atsargai. Jei kas iš karto amunicijos Jo, turiu. Panevėžio BMW klubas atvežė šakių, tai pagelbėjo, kad šiandien ir rytoj išgyvenčiau. Panevėžio BMW klubas. Ja, ačiū bachuram. O kur, kažkur čia Zdorovinis, ne, ten toliau. Ai, va, matau, einam, operator. Ateisi pakalbėt. Biški. Apie šiandieną. Tai šiandieną dar nesibaigė. Pradžiai. Papasakau, kaip tau treniruotė sekėsi. Sunkiai sekėsi. Vakar buvau čia, bet sulaužiau techniką, biškį reikėjo remontuoti ir šiandien po biškį gerėja, bet klausimas. Dar nesijaučiu gerai. Trasa įdomi, biškį sudėtinga, gal momentais galima plačiau leisti, tai toksai dar naujos padangos, nieks neišbandyta, nauja mašina, savaitę neturiu, tai toksai labai viskas, karočią, sudėtingai. Ai, nu. Kaip jum? Kaip man. Leo, žinok, dar reikia padirbėti. Kuris posūkis sudėtingiausiai gausi? Man atrodo, kai tu... Ai! Kaip tu ten kūgis, kai tu tą išsuki, va tą, ne 180, bet tą jo apsisukimą, tai tu tenais biškučiuką numuši kūgis. Jo, žinau, bet aš klausiu, kaip jums pačiam trasa, va, Man pačiam trasa, nu... Kažkaip sudėtingai atrodo, tikrai sudėtingai atrodo. Šiaip nekas yra, dėl ko ten kūgiai, nes prieš tai klipą nei ten taikiau, tai dabar bandysiu biškį vėliau taikyti ir gal mane toliau išnešti, kaip sakant. Kaip jau po pačio firmos baliaus atsigavai? Tai atsigavau, matai, kad mašina tiek sugadinta, kad reikia naują pirkti, tai toksai, o šiaip jo, dar organizuosim kitą firmos balių, tik nežinau, ar Lenkijoje, ar Lietuvoje, ar gal kažkur, bet kaip sakant,
Ruošiamės visi ruošiamės. Ir dar vienas dalykas, linkėjimai nuo Audriaus, kada picotas. Picotas, tai žinai. Dabar tai labai, dabar galiu $2 geriausiu atveju. Tai labiau jisai picotais atsakingas, aš gal ties 200 liksiu. Tai... Tu ką, tada gerai, sėkmės šiandien. Davai. Dar aš tau galiu nebent taros atiduot. Klausi, kada gausi algą. Kažką pakalbinsim šiandieną, turbūt tave pakalbinsim. Gyvas, senai matytas. Sveikas. Nu, kaip laikaisi tu? Neblogai. Pasilinksmina šiandien treniruotėje. Jo, 4 važiavimai dar tik tai, bet šiaip viskas gerai, neapsisukom, kiek kvalifikaciją turėtumėm praeiti, jeigu nesidaužysim, tai kai viskas gerai kol kas. Šiaip kaip sekėsi vakar, vis tiek treniruotėje buvai? Ne. Nebuvai tu treniruotėje? Nereikia. Ai, tiesiog ekspromto, pap. Žinok, per brangu treniruotė, tiek galiu pasakyti, nes ir nuo darbo nusimti reikia ir dar kainuoja papildomai daugiau. Kaip po Macurio tau? Atsigavai? Plemba jo, Macuris tai buvo labai gerai, dar pirmas Macuris, sorry, kad nepravežiau, buvom sutarę, bet... Nu, tai čia, žinai, aš visur kitur buvau išlėkęs. Jo, tai būna pasitaiko, bet šiaip viskas gerai, patiko. 3 kart buvau pagavęs biškį į bulves, bet nebuvo tikrai blogai, čia kaip pirmam kartui, tai ten viskas labai gerai. Nu, kas sėkmės tada šiandien? Gerai, dėkui. Lauksim naujienų. Iš karto klausimas yra, nuo ko kilo Uber komandos pavadinimas. Esam dviese, broliai, ir tai yra Urban Brothers Road Team. Miesto brolių komanda tokia, sakykime, buvo idėja. Pati pradžia buvo nuo to, kad mes su Fraude važiavom. Reikėjo kažko taip, žinai, su keliais. Nu, žodžiu, ilga istorija, daug pavadinimų galvojom, bet norėjom kažko trumpo, greito ir lengvai įsiminančio. Vat priėjom prie Uber. Kodėl šitas modelis? Norėjosi kažkuom išsiskirti. Ilgai galvojom, šiaip buvo daug variantų visokių, bet po to netikėtai iškrito šitas Zetkė ir jinai pas mus. O šiaip nežinau, tiesiog 33 mašinos ir viena Zetkė buvo. Tai sakom, bent jau kažkuom išsiskiriam. Kokia šiaip dabar jos yra galia? Kažkas palei 300 arklių. Aš galvojau daugiau, nes kažkaip nuo Need for Speed laikų tas išsiskirtinis, kad turi daugiau galios Nissan 350 Zetas. Tai matai, Need for Speed reikėjo levelius kelt. Čia irgi pradedam nuo stoko ir po truputį judėsim. Pase yra kolektoriai išmetimo sudėti, po įsiurbimo kolektorių 3D tarpinė įdėta. Tai kažkiek gal truputį tokia gyvesnė, aktyvesnė yra, bet sakau, su laiku, viskas su laiku. Šiaip ir dar esate labai aktyvūs YouTube platformoje. Jūs, kiek žinau, pardavinėt ir perkat mašinas. Visiškai teisingai. Galim nupirkti dabar čia vietoj kažką. Turit ką pasiūlyti? Nu, šiuo metu neturiu ką pasiūlyti, gaila. Norėjau paklausti, kiek yra tokių ateinančių komentatorių, heiterių, taip galim pavadinti, kurie sako, čia pirikupa ir panašiai. Šiaip, jeigu taip atvirai, tai gyvai nei vieno heito nesu sulaukęs. Komentaruose sofos riteriai, sofos ekspertai, tai čia dažnas atvejis. Mes juos iš tikrųjų nelabai kreipiam dėmesio. Kaip čia pasakius, kritika yra sveikas, normalus dalykas, tai atsižvelgiam į tai, įsivertinam, bet kad ten juos kreipt kažką dėmesį. Nu, ta prasme, aš galėčiau pasakyti, jūs parduotuvį pieną perkat? Nu, perku. Tai parduotuvė irgi pirikupas, tai yra parduotuvė irgi perka pieną iš kitų tiekėjų ir parduoda brangiau, tai mes tą patį darom. Kada tavo iš tikrųjų, ar jūsų komandos apskritai prasidėjo pirmas drifto sezonas kelintais metais? Prieš 2 metus, tai 23 metų sezoną pradėjau važiuoti. Praeitą sezoną nevažiavau, šį comebackas. Nu ir kaip jaudinatės prieš šiandienos varžybas?
visiškai ne. Labai daug girdėjau komentarų, kad sudėtinga trasa, siaura, daug blokų. Aš komandai sakau, sudaužysim, tai sudaužysim. Pasiėmėm laužtuvų, kūjų, plaktukų, atkalsim ir važiuosim toliau. Ta prasme, čia toks sportas, arba viskas, arba nieko. Ta prasme, jeigu tu visą gyvenimą važiuosi, bijosi sudaužyti, subraižyti mašiną, tu neparodysi jokio rezultato. Reikia rizikuoti. Nori rezultato, rizikuoti. Na kągi, išskirtinio bolido savininkas atvažiavo, tikriausiai ir vedėjas mūsų šito renginio, jei neklystu. Taip, visiškai teisingai. Kelintas sezonas jau kai tu vedi driftą? 10, gal 11 metų iš tikrųjų komentuoju driftą, tiek Drift All Starsai buvo nuo 2015 metų, kažkaip tai taip aukšta nata pradėjom, tai taip ir įsilaikiau šitoje rinkoje. Koks tavo išskirtiniausias momentas buvęs per visą tavo istoriją vedimo? Gal Andriaus Poškos stogas, Kęstučio Kelpšos stogas, viskas, kas su stogu susiję. Drifte ir taip įmanoma. Kodėl tu šitą bolidą turi? Nes po 10 metų komentavimo drifto nuo BMW markės pykina. Taip. O iš tikrųjų su metais supranti, kad vairuoti greitai lėtą automobilį yra daug maloniau negu greitą lėtai. Kokie tavo šiandieno, taip sakykime, expectationai? Atidaryti puikiai sezoną. Žinau, kad jau po truputėlį ir oro sąlygos tam leidžia, gegužės mėnuo, šioks toks vėjukas. Naudinga man, kad dūmai bus nupūsti nuo trasos, geriau matysim. Kita vertus, tai matau labai daug dalyvių, tai tas yra labai fainai ir turėti gerą renginį. Mačiau, kad trasa tokia primenanti mano jaunystės laikus, pakankamai siaura, kažkur tai viešajam kely. Tai tikrai įdomu dėl to, kad man visą laiką patiko tos trasos, kur turi tokį, 180 laipsnių kampą, toks pakankamai techniškas sulėtėjimas ir vėl pagreitėjimas. Tai manau, kad turėtų būti įdomi kova. Tikrai net nėra toleruotinas drifto varžybose, per 4 korpusus atsilikimas vienoje ar kitoje trasos dalyje laikomas kritinė klaida. Netikėtai. Aš jau 2 kartus galvojau, prapisau. Metas apdovanoti ketveriukę. Ponios ir ponai, 4 vieta atitenka Martynas Mačiulis. Quite good. Ponios ir ponai, šiandieną šis žmogus sulaukė labai daug jūsų ovacijų ir palaikymo. Galbūt buvo vertas finalo, bet užstrigo ties 3 vieta. Jūsų dėmesiui Lukas Šakalys. Puikus performances, geri pasiekimai, šaunuolis Lukai. Lukų šiandieną netrūksta. Iš tikrųjų buvo momentai, kada galvojau, kas laimės. Lapas, akmuo ar žirklės, ar šulė. Juokauju. Netrukus pasveikinsim 1 vietą, bet pasveikinkim 2 vietą. Ponios ir ponai, Lukas Kundrotas! 2 vieta.
Driftnulsa komandos pirmas sezonas žmogui. Pirmas sezonas, įsivaizduojat? Pirmas varžybos. Pirmas varžybos, pirmas sezonas, o jo podiumas. Wow. Tikiuosi, mano sąrašas neklaidina dėl to, kad tai yra ta pati komanda. Taigi pirmą, antrą vietas užėmė ta pati komanda Driftnulsa. Ir pirmoji vieta, ponas ir ponai, jūsų triukšmas Vidas Žalandauskas. Nuo dabar, jeigu komentatorius eina į šoną, tai reiškia, kad kažkas atims šampaną. Šampanas! Ir mes dar kartelį palaikom! Au! Nu, Lukai, pakomentuok. Pirmas sezonas, pirmos lenktynės, antra vieta. Labai gerai. Čia yra labai gerai. Nusileidau tik Vitui iš tos pačios mūsų Driftnulsos komandos, tai čia, ta prasme, mums jau kaip komandai pergalė ir maladės labai Vitas lekia, tai super. Kiek įtampa? Man atrodo, mes kalbėjom su tavim prieš tai, tai jeigu prizinė vieta, tai pripysinu, tai... Jau šiandien viskas. Ta prasme, aš nemanau, kad man atrodo reikia tralą ieškoti, kad kas parvarytų. Tai jau galima pradėti. Šiaip, aišku, buvo tokių ant klaustuko gal sprendimų teisėjų, nu bet jie nusprendė, kad laimėjau aš tuos kitus podiumus, tai aš manau... Kiek tau ant finalo įtampos buvo? Žinok, ant finalo nebuvo, aš sakyčiau, pradžioje dienos buvo daugiau įtampos, nes ta trasa tokia, matai, yra gan sudėtinga, kaip pirmom varžybom, tai norėtus gal aikštelės, o čia siaura gatvė, visur yra bordiūrai, visi laužo ratus, šakės, o man pasisekė nesulaužyti nei šakės, nei rato, mašina tiesiog važiavo visą dieną, nieko neremontavom, tai čia geriau nereikia, čia geriau tikrai nereikia. Aš jau galvojau, jeigu dar pirmą vietą paimsi, tai iš karto čia tave neįstryto, į semi pro reikia mest. Seniai būtų pirma vieta, aš jau būčiau čia vietoj pripisęs. Čia jau būtų visiškai. Ta mašina, skau, būtų kolegos užkrovė viskas. Ką, maladėts, gerai praleis, gerai atšves. Dėkui. Luko Kundroto komandos narys, kuris užėmė pirmą vietą. Nu, iš tikrųjų, tu ten nedaug atsilikai. Ten labai kova vyko akis į akį, galiu taip sakyti. Ja, pagaliau praėjo praeitų metų prakeiksmas top 4, praėjau top 4 tiesiai į finalą. Ir štai turim pirmą vietą. Kaip dukrai pažadėjau, kad parvešiu pirmą vietą, taip ir buvo. Viskas, dukra jau turės, jau pamatys tėvelio titulą iš karto šventį. O šiaip kiek įtampos tau pačiam buvo finale ir apskritai prieš tai? Didesnė įtampa buvo top 3-2 ir top 16, manau. Nuo top 8 atsipalaidavau ir pasilinksminau. O mes pristatome Talifaną, mūsų rėmėjas, juodoji medžiaga. Būra gerai, kad iš karto nulipnom, nes matyti paskui. Taip atrodo darbas pas Luką. Užtenka. Yra va pagrindiniai. Šauliai! Ir tada, meras, Šiaulių meras!